Neriau, kam rekomenduot hipnoterapeutą? Kam rekomenduot? Žmogui, verslininkui, kuris nori pakeisti savo gyvenimą, pereiti kitą lygį ir suprasti iš tikrųjų, kas yra gyvenimas. Čia kokiose temose? Čia temose... Jeigu verslininkų, tai greičiausiai pinigai. Čia bus ir pinigai, ir bus ir santykiai, bus ir sveikata. Šitas auksinis trikampis, jis yra labai svarbus. Jeigu ateina klientai dėl pinigų, tai dažniausiai būna problema sveikatoje, santykiuose. Jeigu ateina dėl sveikatos, tai vėl tada žiūrim, kad problema santykiuose arba kažkokiuose nuoskaudose. Bet kas įdomiausiai, tai nesvarbu, kokią mes temą dirbam, vis tiek žmonės apdovanoja pinigais. Tai reiškia, kaip šalutinė priemonė, pas juos ateina pinigai. Tai jeigu sprendžiasi rūpestėlius santykių arba sveikatos temui, tai bet kokiu atveju neišvengsi pinigų. O su kokiu užklausimu žmogus turi ateiti ir kaip apskritai vyksta hipnoterapijos seansai? Klientam dažniausiai skauda. Skauda emociškai, skauda dvasiškai. Tai šitą formą, nesvarbu, kaip mes pavadinsim, bet yra vidinis skausmas. Tai gali būti, kaip tas skausmas dažniausiai atsispindi žmonėse, tai per jausmus. Tai yra baimė, pyktis, neapykanta, nerimas, gali būti kaltė. Tai vat, šitie baziniai jausmai, už šitų bazinių jausmų stovi skausmas, o kai šitos dalykus mes per pasąmonės hipnozės technikas sutvarkom, eliminuojam, pakeičiam požiūrį į situaciją, pas klientus įvyksta lūžio taškas, tai reiškia, jie į gyvenimą pradeda žiūrėti kitaip ir tie skausmai, kurie jam atrodė, kad yra skausmingi, pasirodo, tai buvo kaip pamokos pakeisti savo gyvenimą. Tai čia jeigu žmogus turi iššūkių, kad ir su tais pačiais finansais, taip, o dirbama yra, tarkim, su baime arba nerimu, tai čia koreliuoja su tais pačiais finansais. Visiškai. Nes pirmiausia, nesvarbu kokia tai yra baimė, už jos slypi pinigų. Bet jeigu žmogus nepripažįsta baimės, kad jis turi, atrodo, tik pinigų reikia, viskas su juo gerai. Taip, čia labai geras klausimas. Kai mes esam skausme, mes nesuprantam, kad galim gyventi neskausme. Ir vat, kodėl man patinka dirbti su klientais, ar ne, vat, su konsultacijos metu išsiaiškinam ir aš jam parodau, kad jis iš tikrųjų gyvena skausme. Nes aš klientą girdžiu netiesiogiai, aš girdžiu tarp eilučių ir kalbančius per programas. Tai man yra lengva identifikuoti, kur yra problema ir tuo pačiu nustatyti, kad vat, visgi tu čia turi skausmą ir vat, mes per šį čia aš galiu parodyti, kaip tai vyksta asmeniškai, klientas pajaučia ir ko pasiekoja, tada jisai priima sprendimą, nori keistis ar ne, ar turi problemą ar neturi. Tai čia kortų namelis tada gali būti žmogui griūt, nes atrodo viskas su juo buvo gerai, tik trūko kažkokio tais esminio momento. Dažniausiai taip griūna, emociškai griūna, ko pasiekoja griūna sena, tai kas jam nenaudinga, kas jam kenkia, kas jam nevyksta gyvenime taip, kaip turėtų vykti, viskas nugriūna ir tada mes namelį statom iš naujo. Bet jau statom ant tikrų pamatų, ant tikrų jausmų, ant tos tikros vertybės, būtent taip, kaip turi, galiu išsireikšti pagal sielos planą, ar ne? Kaip turi eiti žmogus į priekį, ką jis turi daryti ir kokia jo yra misija. Ir dažniausiai va, šitie dalykai susitvarko ir pas jūs ateina santykiuose, santykiuose, piniguose ir sveikatoje harmonija ir balansas. Tai o kaip tada įpročiai kinta? Kažkaip tai vis tiek, jeigu žmogus eilę metų gyveno, kažkaip tai gyveno iki to taško, aišku, ten kažkas nedžiugina, dėl ko kreipiasi, tarkim, į patį. Taip. Ir tada pradedi krapštyti ir ten sujudini tą trikoją kėdę. Aš visada, dirbdamas su klientais, pas mane ateina žmonės, sako, darysiu tą ir tą, ar ne? Mes pradedam dirbti, tarkim, paimkim santykių temą, ar ne? Ir jisai man sako, bet vat, versle aš noriu ten kažkokį daryti sandorį. Bet aš girdžiu, kad jisai turi kažkokią tais, paimkim baimę ten arba nepasitikėjimą, abejonę, žmonės spinduliuoja šitą energetiką. Ir aš sakau, žiūrėk, tu neik pas tą klientą, padirbėkim su tavo vidum šituo klausimu ir tada tu keliauk pas šitą žmogų. Vienas iš pavyzdžių buvo su verslininkas, jam reikėjo investicijų ir sako, mes dabar ieškom, kas mūsų investuotų trumpalaikiai perspektyvai. Ir sako, susiradom, kas tai padarytų, susiplanavom susitikimą, susitikimas neįvyksta.
Jisai, aišku, liūdė, aš sakau, tu džiaugis, kad neįvyko. Kodėl? Todėl, kad mes eidami į seansą sutvarkėm jam ten tam tikrus apribojimus ir kitą savaitę jisai susiplanavo tą susitikimą, kuris įvyko. Ir įvyko jam naudingų scenarijum, ar ne? Ko pasiekoja, jie padarė tai, ką turėjo padaryti su tais pinigais ir įvyko sandoris dar greičiau. Tai reiškia, tas vidinis darbas su savim, kurį žmogus dirba, fizikoje, tai yra materialiam pasaulyje, įvyksta daug greičiau ir be problemų. Tai tu keiti žmonių realybę. Aš keičiu žmonių gyvenimus. Tai čia tas pats. Tas pats. Jo. Tų pavyzdžių aš turiu labai daug, kai klientai ateina, turiu kitą pavyzdį, dirbam su vidiniu, vėl net ne su verslu susiję, tiesiog su asmeniniais dalykais, ar ne? Ir ko pasiekoja versle ateina aukštesnių pajamų turintys klientai, aukštesnio pajamų užsakymai. Cash flow padidėja. Visiškai. Ta prasme, kaip minimum 2 kartus, kaip minimum. Tai turi ir negatyvę pusę, išeina seni klientai, kurie yra nemokus, nereikalingi, ta prasme, tų, kurių mums nereikia, ne? Darbuotojai išeina, čia klasika, bet vėl išeina tie, kurie neturi būtinai. Ko pasiekoja, ateina nauji žmonės ir dažniausiai ateina su didesniu, kaip čia pasakyta, stažu, ar ne, patirtim, kaip specialistai aukštesnio. Tai sprendžiasi personalo, klientų, verslo procesų klausimai. O reikia dirbti tik su vadovu. Dėl to aš dirbu su vadovais, su investuotojais, nes nuo ten prasideda visa grandinėlė. Tai reiškia, jeigu sutvarkom vidinius įsitikinimus vadovai, nuimam visas baimės įsitikinimus ir programos, kurios trukdo verslo augti, tai tada viskas tvarkos ir įmoniai. Jeigu įmant laikę, kiek tai užtrunka, šiandien dieną esu pastebėjęs, kad nuo 3 iki pusės metų. 3 mėnesių. Ar 3 dienų? Nuo 3 mėnesių iki pusės metų fiziškai žmogus pajaučia akivaizdų rezultatą, pokytį savo gyvenime. Pats pokytis jau po pirmo seanso vyksta. Ateina vidinė ramybė, pasitikėjimas savim, naujos mintis, tyros mintis, dingsta visokios negatyvios mintis. Ir ko pasiekoja, tada klientas jau savo verslą kūrė per tą pozityvų mąstymą. Atsilaisvina resursai. Būtent. Ir tada jam tiesiog važiuoja. Va čia galim sakyti, biznis važiuoja, verslas važiuoja, ar ne? Nebereikia stumti jo. Jis tiesiog pasvažiuoja. Reikia šiek tiek tikėti, nes kaip į tą vidų įlysi, kaip pamatuosi, čia ne balanso eilutė, kiek idėjai, koks roj. Iš tikrųjų galim pamatuoti. Nes jeigu tu iki to laiko neuždirbai tam tikrų pinigų sumos ir po to tu uždirbi, tai kur rezultatas, nuo ko ir dėl ko, ar ne? Turiu tokių pavyzdžių, kad dirbant vėl asmeniškai keletą klientų buvo, kur noriu uždirbti daugiau. Tiesiog noriu uždirbti daugiau. Su vienu klientu po mėnesio darbo uždirbo jau 10 000 ir viršų pinigų. Su kitu klientu reikėjo 3 mėnesių, po mūsų darbo reikėjo 3 mėnesių, nes vyksta procesai. Nebūna taip iš karto, kad ir gyvenimas keičiasi. Arba pasisekė. Žmogus turi suvokti, jis turi daryti pastangas, turi daryti, bet ką jis daro? Jisai daro jau su naujom įdiegtom programom, tai reiškia, kuria žmonėm vertė, duoda galimybės, duoda ekstra mylę, ar ne, padaro jisai daugiau. Ko pasiekoja, klientai moka daugiau pinigų, nes jisai gauna vertę. O ko reikia žmogui, tik vertės. Padaryk darbą laiku ir iki galo, ar ne? Įvykdyk savo įsipareigojimus. Taip, įvykdyk savo įsipareigojimus. O žmonės už tai moka pinigus, nes neatsimenu, kuris dabar šitas verslo mokytojas, nes sako, jūs nesukurkit klientam problemų, jūs jas spręskit. O dažniausiai kas būna? Mes sprendžiam problemas, bet gaunas, kad sukūrėm naujų problemų, ar ne? Tai mano klientai dažniausiai to nebedaro. Kodėl sakau dažniausiai? Todėl, kad dirbam dažniausiai ne su verslo klausimais, o su asmeniniais, bet tai atsispindi versle. Jeigu dirbam tikslingai verslo klausimus, verslo tema, tada viskas ok, susitvarko tie dalykai ir ten tada važiuoja verslas būtent taip, kaip jis nori. Tačiau vis tiek visa esmė yra per emocijas, per jausmus. Viskas yra tik emocijos. Minkštieji dalykai. Taip, tik emocijos. Verslo mentoriai arba mokytojai, jie labai aiškiai išreiškia ir pasako, kad verslas tai ne jausmų ar ne stichija. Tai yra proto, logika, skaičiai, matematika. Bet kas tai atlieka? Tai atlieka žmogus, o jisai turi jausmus. Minimum, kaip
pardavimas atliekamas. Būtent. Ir pirkimas. Ir pirkimas. O mes emocinis. Tik tais per tai. Kartais būna, kad man reikia čia ir dabar, emocijų nulis, suskaičiavo, viskas ok. Bet visos problemos yra tik emocinės, nes mes gyvenam emocijose, mes džiaugiamės, mes liūdim, tai reiškia, čia yra gyvenimas, ne logika. Logika mums yra reikalinga, kad suskaičiuoti, sustrateguoti ir daryti veiksmus taip, kaip mums reikia, kad mes gautumėm kažkokį rezultatą, tikslą pasiekti, ar ne? Pelnas ego. Taip. O kada hipnoterapiją verta rinktis? Nes tai yra viena iš terapijos formų. Taip. Kas yra tas idealus klientas, kada jis ateina į hipnoterapiją ir jam suveikia? Visiems suveikia. O tau kas, su kuo patogiau dirbti? Man patogiausia dirbti su verslininkais, kaip minėjau, todėl kad žmonės nori. Kodėl daro verslą? Ne? Dažniausiai turi poreikių, turi noro. O ką, pavyzdžiui, turi išbandę? Galbūt kitose terapijose buvo? Ezoterika, meditacija. Psichologija, psichiatras gali būti, ar ne, psichologas. Jie labai teisingai padaro. Sudėlioja viską, kaip sakyti, į lentynėlės, kaip turi būti tam tikri dalykai, bet neužkabina jausmų. O stringa dažniausiai žmonės dėl jausmų. Ir va čia gaunas labai gražus tandemas, kai jam išdėlioja, va, turi daryti taip, taip ir taip, ar ne? Nu, bet va, kažkaip jausmai neleidžia, to neprileidžia. Tai va, mano darbas, tarkim, iš po tokių klientų subalansuoti va, tą logiką ir vidinį buvimą, tada būna labai gražus rezultatai. Tai čia geriau greta kitų terapijų, ar jau jas praėjus ir tada po tavęs jau tada atsiriša visos čakros? Geriausias klientas, tai kai jau viską išbandęs ir nebežino, ką daryti, tai va čia yra tobuliausias, nes jau nebeturi kur, ar ne? Ir aš netgi su tam tikrais panašiais terapiniais žmonėm, ar ne, kurie ten padeda žmonėm išsiugdyti ir visą kitą, sako, mes kaip galim sinergiją padaryti? Mano pirmas klausimas, jeigu jūs ką darot, tikrai būna žmonių, kuriem nesigauna, ar ne? Tai va čia mano tobulas klientas. Bet aišku, pats geriausias, tai kai sąmoningai žmogus supranta, jog kažką man reikia gyvenime keisti. Tai va su juo irgi yra lengva. Tai reiškia, tavo idealus klientas, kuris nori pokyčio, to augimo ir supranta, kad kažkas nedžiugina. Ir supranta, kad problemos yra jo viduj. Tai reiškia... Ne kiti kalti. Būtent. Visas pokytis mūsų gyvenime yra tik viduj. Kai mes keičiam savo vidų, tada keičiasi aplinka. Dabar klausimas, kaip žinoti, ar tai veikia, ar ne? Tai užtenka apsižiūrėti aplinkui, ką mes turim, kur mes gyvenam, kokius žmonės pritraukiam. Ir jeigu tai netenkina, tai čia yra ženklas, kad tu kažką blogai darai. Pakeisiu save, pasikeis mano realybė. Būtent. Tai čia jau vedu išmintis. Čia visų išmintis. Tai čia apie tą patį. Iš principo visos, jeigu taip imant vėl religiją ir visą kitą, tai yra apie tą patį. Hipnozė tai nėra kažkoks abrakadabra. Tai yra natūrali žmogaus būsena. Kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą žmogus patiria tai. Mažiausiai 2 kartus, ar ne? Jeigu jūs darot iš namų išbėgot ir važiuojat mašiną ir galvojat, užrakinau duris ar ne, tai jau šito momentu jūs buvot hipnozijai. Nes tai vyko automatiškai. Tas automatizmas. Jo, tas automatizmas yra pasąmonės vedimas, ar ne? Arba pokštas. Arba pokštas. Kodėl reikia tai daryti, ar ne? Kokią naudą tai duoda žmogui? Dabar imkim labai paprastą teoriją. 95% mūsų gyvenimą valdo pasąmonė. Tik 5% mes valdom sąmoningai. Ką reiškia 5% valdom sąmoningai? Užuodžiu, girdžiu, matau, mąstau, ar ne? Tai yra labai ribotas kiekis informacijos, kur mes sąmoningai galim priimti. Visa kita dirba pasąmonės lygmenyje. Tai reiškia, imkim nuo to pačio fizinio žmogaus plaukai auga, kvėpuoju, oda keičiasi, ląstelės regeneruojasi, ar ne? Tai jau čia yra pasąmoniniai veiksmai. Lygiai tos pačios programos, įsitikinimai. Turėsiu pinigų, sunkiai dirbsiu, sveikata man gerės ar blogės. Viskas priklauso nuo to, kaip mes mąstom. Ir tai yra susijęs su pasąmoniniu pasauliu. Ir visos šitos apribojimas, kaip sutvarkom, pakeičiam, tada pa žmonės pradeda keistis gyvenimas. O kaip vyksta pats terapijos seansas? Gyvai jos atlieki online, kokia rekomendacija apskritai iš tavo pusės, jeigu ir kitiem hipnoterapeutam? Aš beje buvau tas skeptikas, kuris online ne. O iš tikrųjų mokslus baigiau tik online ir supratau labai paprastą dalyką. Online'as yra labai patogu, nes tu
gali būti tau priimtinai aplinkoje, malonioje aplinkoje, žinomai aplinkoje. Dažniausiai tai žmonės daro namuose, yra buvę atveju, kad ir ofise darytų, bet vis tiek tai yra tavo aplinka, ar ne? Ir kas tuomet atsitinka, tu gali atsipalaiduoti. Tada vyksta procesai, mes pabaigiam darbą. Kitas pliusas labai didžiulis, klientas gali tiesiog po hipnozės likti savo erdvėje. Aš atsijungiu, o jisai lieka ir tiesiog užsipildo šitais resursais, šitą energetiką, kurią gauna po seanso. Tai reiškia, užsipildo naują energiją ir jam nereikia niekur skubėti. Jeigu būtų tai, tarkim, gyvai, ar ne, tai natūraliai būtų kitas eiliai, stokis eik, o jam geriau pagulėti, nes vyksta procesai, nes ten labai, iš tikrųjų, labai gilus ir fainus jausmai būna. Vien tik faini? Po seansų visada faini. Ir labai retais atvejais būna ne faini, bet ten jau yra kiti dalykai, tai ten kitą temą būtų pakalbėti apie tai, ne? Bet iš principo 99% būna tik faini jausmai. Po to, tarkim, ten 3-4 dienų laikotarpį iškyla jau tas neskanumas. Tai vat mano darbas ir yra klientų būti iki to laiko, kol išlenda tas neskanumas, sutvarkyti, kad jam nereikėtų kankintis. Tai reiškia, kodėl sakau kankintis. Esu labai daug istorijų girdėjęs, nevardinsiu praktikų, padaro praktikas ir sako, man ant tiek sunku buvo ir sako, aš pusę metų vargau, ar ne, kol vėl susibalansavo, susidėliojo. Kaip atrodo, kaip ta pagalba tvarkytis? Pas mane kaip? Taip. Tiesiog seansą padarom. Papildomas seansas. Papildomas seansą, jo, užtenka skambutį. Pasiskambinam, man sunku, skambutis, per pusę valandos sutvarkom ir tada žmogus, pasako, dabar jau gerai. Tai tavo teisingi klausimai, ar čia yra kitoniška technika? Ne, tęstinis darbas, būtent tą pačią temą, kurią dirbam. O kodėl pasirinkai hipnozę? Kokia tavo kelionė apskritai šitas apjungda? Kaip minėjau, hipnozė buvau prieš, nes kaip ir daugelis, kad tai yra kažkas tokio neiškaus, mistinio ir nežinomo, bet kelionė tai, kalbant dabar iš dabartinės situacijos, tai toks jaučiu, kad visas gyvenimas vedė mane link to, nes jau nuo vaikystės aš matydavau žmonės kažkaip kitaip į juos žiūrėdavau, kažkaip giliau, tada atsirado, kaip pas žmonės vyksta transformacija, gyvenimas juos palaužo. Skyrybos, bankrotas, sveikata, klasika. Duoda taip, kad suprastum. Jo, per visus galus, kad taip, kad suprastum. Tai aišku, aš to neišvengiau, tai tada pradėjau ieškoti, savęs klausti, kodėl, už ką ir visą kitą. Kokiam fainam. Karūna buvo tokis. Ir tada atėjo į mano gyvenimą, būtent per sąmoningumą, per savistabą, kas kur atsirado literatūra. Pas mane įdomi, pirmiausia, aš patiriu, išjaučiu ir ateina suvokimas ir tada gaunu patvirtinimą iš gyvenimo. Tai yra knyga, video kažkoks ar kažkas pasako, kad sako, taip vyksta gyvenime. Tai dar žmonės skatinė jausti. Jo, ir tada tu žiūri, kad aš teisingam kely, tada mano gyvenime atsirado veidoskaita, kuris sustiprino visą tai. Iki to momento, kol supratau, veidoskaita yra gerai, bet jinai yra diagnostika, iš mano batų žiūrint, ar ne? Kiti specialistai dirba, jie ten kiekvienas turim savo kelią. Bet man norėjos to gylio, ar ne? Kalbi su žmogum, ten dažniausiai į veidoskaitą kas ateina? Tiem, kuriem yra sunku. Tiem, kuriem yra kažkokios vidinės problemos, kur, ieško atsakymų. Dvasingumą ar sąmoningumą eina žmonės, kuriem viskas gerai. Dažniausiai būna kita kelio pusė. Tai va. Ir kai man sako, o ką man daryti su tuo? Aš neturiu atsakymą. Gali tik identifikuoti, kad taip, tu tai turi. Taip, viskas. Ir kas toliau? Ir kur toliau? Ir tada kokius 3 metus aš nieko nedariau. tą temą sustojau ir buvau. Tiesiog buvau gyvenime. Ir aš taip pamatau reklamą. Tiesiog, bet tie metai buvo taip telefonu. Non-stop scrollinimas, ieškojimas kažko iš vidaus ieškojau, nesupratau ko. Ir kas gavos, sustoju ties reklamą ir sako, jeigu tu nori susitvarkyti savo gyvenimą arba kažkam kitam su 100% garantija, ateik į mūsų kursą, nemokamai mėnesį pasitikrink, jeigu tavo galėsi mokintis. 3 dalykai. Susitvarkyti noriu, pasitikrinti galim, nemokamai tinka ir keičiam gyvenimus, tobulą, ar ne? Tai kas man. Po pusės mėnesių supratau, kad tai yra mano, peržiūrės šitos mokymus, nebaigiau iki galo žiūrėti, tiesiog skambinu, nes sakau, viskas čia mano, aš noriu tą daryti. Ten aišku vėl atranka, pasitikrinimai, sako, gerai, sako, darom.
ir buvo kalbos barjeras, nes tai Amerikoje, akademijoje hipnoterapijos. Ir kas man labai patiko, pirmiausia vedimas buvo, sako, jūs pirmiausia susitvarkykit savo gyvenimą. Tai reiškia, išsivalot vidų. Kaip gali kitam padėti savo? Taip, kai turi pats problemų. Iš principo stojau į tą mokslą tik dėl to, kad susitvarkyti savo. Apie tai, kad vesiu hipnozę, net nebuvo minties. Kaip tai vyko, ar ne? Kokie mūsų atskaitos taškai buvo. Jeigu tu duodi rezultatą kitam studentui, vadinasi, tu gauni video atsiliepimą, kad darbas buvo padarytas ir jis buvo padarytas gerai. Jeigu nepadarai gerai, negausi video atsiliepimą. Tai įvertinimas buvo vienas per video atsiliepimus, kaip aš vertinu labai stipru, nes ten mes galim padaryti, bet atgalinio ryšio mes negausim, ar gerai buvo ar negerai. O čia tu gauni, ir kas gerai buvo, kas blogai buvo, ir jo labiau, ar tu davai rezultatą ar ne. Ir aš su pirmu klientu pradėjau dirbti po pusės nepilnai metų. Jau, tarp prasme, susitvarkęs, įsivalęs. Tai jo, po pusės metų ir buvo tas pirmas klientas, kuris uždirbo po mėnesio 10 000 eurų. Tai man natūraliai ir pasitikėjimas savim atsirado dar didesnis tada ir tas suvokimas, kad įrankis tikrai daro stebuklus. Ir po kiekvieno kliento aš matau, kaip jis keičiasi, kaip jis auga, kaip jisai tobulėja, kaip... Taip prižiūri, dar palaikai kontaktą, ne taip, kad pavyko sesija ir viso gero. Taip, yra bendravimas, aš palaikau, stengiuosi tai padaryti, pasikalbėti. Dabar įvedžiau naują taisyklę, kad kas mėnesį mes susitinkam su tais, kuriais bendravom, kuriais dirbam ir čia ir dabar. Tai kad būtų tęstinumas, bent jau pasikalbėjimas, nes ką žmonės suprato, jie kartoja. O kodėl kartoja? Todėl, kad problemą išsprendžia čia ir dabar ir greitai. Tai reiškia, mano darbas yra išspręsti žmogaus problemą, su kuria jisai susiduria per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Laikas, pinigai, dėmesys, visa kita. Tai aš taupau žmonių laiką. O kaip dėl gyvų terapinių seansų? Ar juos darai ir ką apie tai manai? Gyvus galėčiau daryti, manau, tikrai vipiniam klientam, kuriem reikia privatumo, kuriem nenori zoomų, aš manau, už atitinkamą kainą mes galėtume susitarti. Jeigu reikės išspręsti savo rūpestėlius, pabendraukit su Nerijum Rupšiu, jo kontaktai yra po šio video, o aš linkiu klestėt, fantastiškai išsimiegojus ir pabust pačiu laiku. Ačiū tau. Ate. Iki.